Klausia, šiandien bus biškai skirtinas video, tai bus mediniai bairiai. Tai žiūrim. Sako, atsiprašau, o pro jūs neprabėgo avinų banda? O sako, jūs ką, atsilikot nuo jos? Žinok, labai irgi panašus su gyvūnais turiu. Tas, kuris per dieną aktyvus kaip bitė, stiprus kaip jautis, dirba kaip arklys ir vakare pareina namo pavargęs kaip šuo, turėtų pasitarti su veterinaru. Labai didelė tikimybė, kad jis yra asilas. Žodžiu, reidas vyksta policijos, išlaipino vyriškį iš mašinos. Sako, jūs akivaizdžiai neblaivus ponas esat. Nu tai sako, todėl ir važiuoju. Okay. Per tą laiką, kai tėtis puošė eglutę, vis tiek visi šventė jau praėjo, reikia eglutę puošti, tai dukro žodynas stipriai pasipildė. Arba dar vieną turiu, kalbasi dvi moteris. Maniškiu, kad taptų idealių vyrų trūksta tik tai vieno. Vieno ko? 1 milijono eurų. Sako, ar žinot, kaip vadinasi sargo būdelė kapinėse? Gyvasis kampelis. Jo, gyvasis kampelis irgi yra. Arba kaip japoniškas vagis, čia tas senasis gerasis Kamato Tajama, tai, nu, čia primena visiems, gal pamiršę. Taip, kodėl žemaūgius vyrus vilioja aukštos moterys? Sako, visada vilioja tai, kas nepasiekiama. Simona tokį, tokį gerą atsintė. Sako, ilgai galvojom su žmona, ką čia savaitgalį nuveikus, bet sūnus iš darželio roto virusą parsinešė, tai veiklos bus. Irgi toks trumpas, labai geras, man girdėtas, kuri mergina nesiskundžia regėjimu. Atsakymas - Regina. Sako, studentų pats geriausias laikas yra žiema, kai lesyklėlėse zylutėms lašinių yra vadinama. Jo, tai tiek, žinai, manau, kad anonsui gal užtektinai, nebent dar turi kokį nors sieną, o šiaip tai laukiam labai, norim jūsų aktyviai, normaliai, pasiūskit. Aš turiu dar vieną, varyk. Sako, du draugai kalbasi, sako, ko tu nori būti kitame gyvenime? Žinok, norėčiau balandžių būti, sako. Kodėl, sako, esu susidaręs sąrašą žmonių, ką apdirbsiu. Taip, žodžiu situacija, žvėrys miške teisė gyvatę. Klausykit, gal nukertam jai galvą, pareiškė žys taip užtikrintai. Ne, per daug žiauru, nu kaip čia dabar, atsako zuikis. O tai gal uodegą jai nukertam, pareiškė voverė. Jo, iki pat galvos reikia žys dar ten, mane atsistojęs. Jo. Geras, sako, pagal statistiką frazė man rytoj anksti į darbą nesustabdė dar nei vieno baliaus. Aš labai, čia šitas jo apie avinų bandą labai geras, tai aš einu prie kito. Grįžta dukra iš pasimatymo, dalinasi mamai įspūdžiais ir pasidalino, kad vaikinas taip priartėjo ir lyg kelnėse 0,7 būtų įsikišę. Mama, dukra, aišku, imk, aš su pleškutė nugyvenau visą gyvenimą. Sako, statistiškai įrodyta, kad po vestuvių krepšininkų taiklumas iš trajako pagerėja, nes ranka labiau pailsi. Taip, labai geras, niekada nebuvau pagalvojęs, kad taip galima tokiu kampu pažiūrėti. Balandis apdergęs 1000 automobilių atrakina deimantinį skiną. Dėl ko įmasi? O tu žinai, kodėl, pavyzdžiui, moteris už vairo yra laikomos angeliukais? Ne, neįsivaizduoju. Keleiviai meldžiasi, praeiviai žegnojasi. Gerai, Egidijus atsiuntė irgi dar prie pusryčio stalo norėjau ramiu balsu pasakyti: brangioji, paduok cukraus, bet liežuviui tartum užkliuvus vietoj to šaukiančiai išsprūdo: tu man, pip, kvailė, visą gyvenimą suėdai. Išsiveržia tiesiog emocijos vyrui, žinai. Taip. Laimingas visas, įbėga į kambarį, sako: Daiva, laimėjau 1 milijoną, rinkis daiktus, žmona, kokius brangusis, žieminius, vasarinius, ką čia daryti, visus ir dinkiščias. Okay. Raimė, tu pas daktarus buvai? Ką gydytojas sakė? Žinok, baltymų šlapime rado, matyt, kiaušiniai praleidžia. Geras, įeina durnius į kontorą savo, į darbą ir mandras visas. Tai ką, durniai, dirbat? Sako, dirbat. Aš tai išeinu iš darbo, ate, durneliai.
Senelis iš Nigerijos šiam milijonų paliko. Taip, gerai, varom toliau. Vyras grįžta iš darbo, pakelia puodų dangtį, pasižiūri, morka plaukia, sako žmonai, kas čia yra? Žmona, lengvi pietus, vakarė sugulus į lovas, moteris irgi sako, klausyk, gal pasimylim, žinai, vyras nusinčia orą bučinuką, muo, kas čia? Čia vat lengvas spalvinimas buvo. Sako, žinok, dar jau mano žmona vėl geria, sako, vėl prigavau. Kaip tu supratai, sako, kad Grita parašė vakar naktį žinutę, pasuk, nerandu telefono. Milda irgi dar vieną gerą. Brangusis, saptavau, kad man kailinius padovanojai. Nu tai tu miegok toliau ir nešiok į sveikatą, nu ką dabar? Mokykla, žodžiu. Mokytojas sako, nu vaikučiai, kokius garsus jūs šiandien girdėjot fermoj? Vaikai, mū, kriu, Petriukas, asileik nuo traktoriaus. Gerai, galim po truputį rinkti, ar ne, geriausiai šio penktadienio, jeigu koks nors užkliuvo, parašykit laišką, -1.fm. Sako, kuo blondinė panaši į piniginę? Išorė graži, vidus tuščias. Aišku, nu kaipgi penktadienį be uošvinės, nu padrožiam uošvinės, ką? Padrožiam. Uošviniai kalingi dudantis, vienas salų atidarinėti, kitas, kad skaudėtų. Gerai, jūs parašykit mums laiškus. E-1. Palak, pirmas klausimas. 2+2. 4, 22, 5. Eggplant. Kas yra eggplant? Kiaušinių augalas. Ai, cukinija. Ar kad ir kas čia bebūtų. Baklažanas. Tu turi 10 augalų, bet tu pamiršai juos visus palaistyti. Jie visi numirė išskyrus 3. Kiek augalų tau liko? Paspausiai neliko. Jie visi numirė išskyrus 3. You're a stupid man! A stupid man! Kas meluoja? Jaučiu, advokatas gali meluoti, nes advokatas advokatauja. Pirmas klausimas. Tai susitiksim kitam video ir žiūrėsim, koks bus video, bet žiemą tai bus video. Bus kuro, bus ir šeriama. Laukit žiemos ir bus žiema šį kartą įdomi.